Sveiki mano brangieji, čia yra Taro kortų prognozė svarstyklių ženklo atstovams kitiems 2026 metams. Prabėgo labai greitai metukai, parašykite, kaip jums prasigrojo šie metai, kokie jums buvo metai, ar buvo kažkokių tai sunkesnių periodų, ar kaip tik metai buvo puikus, nuostabus. Tiesiog parašykite savo įspūdžius, savo metus, ar jie buvo lengvi, ar sunkus, ar jie buvo džiuginantis, ar nuvilintis. Tiesiog kažką tai pakomentuokite. Aš labai visiems dėkoju, kas komentuoja, kas duoda širdutės, duoda reakcijas, rašo žinutės. Ačiū labai visiems širdingai, kas followina, žinoma, kas pasidalina, išsaugo, žodžiu. Ačiū jums labai. Ir pradedam svarstyklės. Pasižiūrim, kas laukia jūsų kitais metais asmeninėme gyvenime, darbe, finansuose, sveikatoj. Pažiūrim šitas pagrindinės jūsų sritis. Iškart primenu, kad prognozė yra bendro pobūdžio, kas norėtų savo asmenės prognozės, kurią aš darau naudojant jūsų nuotrauką ir gimimo datą, rašykite man čia žinutę arba galite užsakyti tą prognozę mano svetainėje Būrimas Taro kortomis, visada čia palieku nuorodą, kaina 55 €, prognozė būna pusvalandžio formato į video įrašų formatu, aš siunčiu į jūsų WhatsApp tą prognozę, jūsų asmeninę, vėlgi iš tų išvardytų sričių. Taip, asmeninis gyvenimas, svarstyklės, kas laukia svarstyklių asmeninėme gyvenime. Kitais metais žiūrim asmeninis gyvenimas, svarstyklės, kas laukia svarstyklių asmeninėme gyvenime. Kitais metais. Taip, svarstyklės, jūsų metai bus pilni pakylėtų emocijų, metai kaip pilna taurė. Čia tūzas iškrito jums, taurių tūzas, matote, per kraštus liejasi, turinys iš tos taurės, tai vadinasi, jūsų emocinis pakylėtumas tikrai bus toks euforinis, aukštas, jūs jausite, kad jūsų gyvenimas pilnas, tas asmeninis gyvenimas, pripildytas įvairių emocijų, įvairių atsitikimų. Taipogi šita korta yra meilės korta, korta laimės. Tai labai geras ženklas, tiesiog nuostabus ženklas, nes jūs turėtumėte iš tikrųjų ir patys jaustis pripildyti tų emocijų ir turite ir patys jausti tą laimę, meilę, emocinį pakylėtumą, kad jūsų asmeninis gyvenimas kaip šita pilna taurė. Tuo labiau eina korta vežimas, korta pergalės, korta nugalėjimo, korta dinamikos, judėjimą į priekį. Tai jūsų asmeninis gyvenimas labai stipriai pajudės į priekį, bus didelis progresas. Taipogi tai yra korta kelionių. Galbūt netgi daug keliausite, jums pavyks kažkur tai visą laiką išvažiuoti, pakeliauti, pamatyti pasaulį. Labai gera korta, kuris sako apie tai, kad nebus stagnacijos, nebus stovėjimo vienoj vietoj. Bus visą laiką judėjimas į priekį. Jūs patys valdysite tą savo gyvenimą, kaip tą vežimą. Jūs būsite prie vairo savo gyvenimo. Jūs patys duosite kryptį, kur jūs norite važiuoti, kur jūs norite, kokia kryptim jūs norite judėti. Taipogi korta dvi taurės, korta partnerystės, tuomet, kai žmonės susijungia, sudaro kažkokią sąjungą tam, kad būti kartu, vėlgi sukurti šeimą, galbūt pasipirš jums, galbūt pradėsite gyventi kartu, galbūt kažkas tai tik suras savo antrą pusę ir tai vyks irgi ta sąjunga, sielų sąjunga. Žodžiu, svarstyklės jums yra kiti metai, tai yra meilės metai. Pripildymo metai, tos tokios euforijos metai, tuomet, kai jūs labai stipriai pajausite, kad esate mylimi ir patys mylite ir
norite tos harmonijos ir mokate jau ją sukurti. Jau išmoksite eiti į kažkokius kompromisus, būti lankstus, būti daugiau duoti tos meilės negu imti, būti rūpestingi ir suprasti, suvokti tą santykių vidinę harmoniją, kaip jinai kuriama. Taip, žiūrim toliau. Darbas, svarstyklės. Kas jūsų laukia darbo srityje? Darbas, svarstyklės. Darbinės sritis 2026 svarstyklės. Kas laukia darbo srityje? Darbo srityje. Taip. Žiūrėkite, svarstyklės. Darbo srityje turėsite abejonių, dvejonių. Aš turiu omenyje, kad iškrito dvejetukai, ir 2 pentakliai ir 2 lastos, tai yra kortos apie tai, kad jūs turėsite galimybę pasirinkti. Ir žinoma, bus kažkokio tokio dvilypiškumo, galbūt dar kankins jūs kažkokios abejonės likti ar išeiti, eiti kažkokią kitą sritį, ar vis dėlto dar šitoj pačioj srity bandyti ieškotis tik ten, pavyzdžiui, kito darbo. Dar toks bus pas jūs blaškymasis, nedidelis blaškymasis, ane? Žinoma, tokie metai, kurie sako apie tai, kad krūvis bus nemažas, tai darbų bus. Ta prasme, vėl galite jaustis kaip tie asilai, ne? Kurie viską tempia ant savo pečių. Aš turiu omeny visas prisiema atsakomybės, ne? Visą tą krūvį, aš galiu, aš padarysiu, aš atsakysiu, ne, aš ir su tuo susitvarkysiu. Tai jums irgi patarimas, deleguokite dalį savo kažkokių tai pareigų ir nebūkite tais asilais, ne, kurie nori viską patempti ir viską savo užsikrauna, nes dalį darbų galima dedikuoti kitiems. Ir nemanyti, kad jūs esate patys geriausi ir tik tai jūs galite tai padaryti. Galima paskirstyti. Ir metai jums atneš didelę tokią komunikaciją, ne? Nes šalia stovi irgi iškrito figūrinės kortos, lazdų karalius, pentaklių karalienė, tai žmonės, kurie įtakos jūsų darbo rezultatus arba padės jums priimti sprendimus kitais metais ir galbūt, arba kilti karjeros laiptais, arba surasti kažkokį vėlgi kitą variantą savo darbinės srities ir savo kažkokius tai patobulinti įgūdžius, galbūt gauti naujus įgūdžius. Žodžiu, įtakos ir kiti asmenys jūsų darbinę sferą kitais metais. Taip, žiūrim finansinę padėtį. Svarstyklės, finansinė padėtis kitais metais. Finansinė padėtis, jūsų finansinė padėtis gali pagerėti kitais metais. Ateina pentaklių karaliaus korta, tai yra korta, kuomet jūs galite padidinti savo pajamas ir gali kilti jūsų finansinis pajėgumas. Taip, ir sveikata, mano brangus svarstyklės, žiūrim, sveikata, kokia bus jūsų sveikata kitais metais, ar bus kažkokių tai negalavimų. Žiūrėkite, sveikata bus labai, labai gera. Neiškrito man kortų, kurios sako apie tai, kad jūs galite turėti kažkokių tai ypatingų problemų su sveikata. Jeigu ir bus problemų su sveikata, jos bus lengvai išsprendžiamos ir neženklios, ne? Tokios kasdieninės įprastos problemos su sveikata, kažkokių tai rimtesnių susirgimų, traumų, nelaimingų atsitikimų jums kortos nerodo. Tai tiek būtų mano brangios svarstyklės, linkiu jums nuostabių sekančių metų, linkiu jums įkvėpimo, linkiu jums geros nuotaikos, geros sveikatos, kad kiekvienas galėtų pasiekti savo tikslų, kad kiekvienas atrastų savyje tą laimę ir savo tą laimę šaltinį. Sėkmingų metų!